Nemalonus atsitiktinumo dėka paaiškėjo, kad šiais laikais teisės turi ne tik moteris, pabėgėliai ir gyvūnai, bet ir autoriai. Apie šitą keistą fenomeną pakalbėsime su dainininkė, autorių teisų šerifė Gabrielė Vilkickytė. Labadiena. Labadiena, Gabrielė. Klaudija, iš kur tos autorių teisės? Kiek jums asmeniškai jos svarbios ir iš vis kaip jos veikia? Man jos yra labai svarbios. Pavyzdžiui, prieš savaitę buvau Ikėjoje, rinkausi šviestuvą ir savo maloniai nuostabai išgirstu, kad groja mano daina pavadinimu Troleibusas. Ir tą akimirką aš turėjau tokią smagią mintį, kad 1 euras uždirbtas. Tai šitą darbą atlieka Agata ir Latga. Jų paslaugos šiuo atveju yra tiesiogiai, kad visi atlikėjai gautų pajamas už savo sukurtą muziką. Nuostabu, jums tikrai apsimoka vaikščioti Ikėjai. Apsimoka ir džiaugtis. Arba irgi būna, einu, pavyzdžiui, per Akropolį ir girdžiu tiesiog ištisų savo kolegų vieną po kitos dainos. Būna ir savo pasigestu, galvoju, kodėl manęs neįdėjo. Ar yra šansų autoriam uždirbti ne tik prekybos centruose? Yra. Ir šiais laikais visai nemažai, nes ne tik grožio salone, ne tik viešbutyje, bet gali tiesiog klausydamas Spotify ar YouTube prenumeruojamas platformas tenais irgi paremti savo mylimą atlikėją. Ir Agata ir Latga sėdi, budi, renka visus duomenis ir galiausiai paskirsto visiems teisingas pačių uždirbtas pajamas. O jeigu man patinka filmų muzika? Su filmais yra šiek tiek dar kitoks reikalas. Čia jau prodiuseris turi pasistengti gauti kūrinio autoriaus leidimą. Ir man pačiai būna, netgi nebūtinai iš Hollywoodo turi ateiti tos užklausos, nebūtinai. Gali ateiti ir iš ten 10-oko pabradės vidurinės mokyklos, kuris kūrė savo pirmą dokumentinį filmą ir jo manimu mano konkretus kūrinys labai tinka pabrėžti pagrindinę jo filmo mintį ir jisai su manim tarėsi per elektroninius laiškus. Jeigu norėtumėm tapti draugės ir aš gerų tikslų vedina, klausyčiau jūsų muzikos legaliuose platformose, kiek monetizuotųsi jūsų sąskaita? Žiūrint, kiek esat gera draugė ir kiek galit kartu prasukti mano dainą. Nes viena perklausa ir 3 milijonai perklausų yra visiškai didžiulis kontrastas. Būna, pavyzdžiui, po didelio koncerto pajamos ūgteli, todėl kad žmonės po koncerto nori pratęsti tą jausmą ir daugiau tavęs klauso Spotify, YouTube, Apple ir panašiai. Ir tai šiek tiek padidina apsukas. Kokių reakcijų dėka atsiranda iš viso tos autorinės teisės? Ar čia socialiniai dalykai, mutacijos, virusai ir kokio lygio reikia sukurti kūrinį, kad jos veiktų jau? Autorinės teisės gal padeda žmonėms suvokti, kad net tai, kas nėra apčiuopiama, irgi priklauso kažkam. Nes gal žmonės, kai mato ten namą, mašiną, jie supranta, kad tai turi šeimininką. Ir kad nevalia daužyti langų ar sėsti ir nuvairuoti svetimą automobilį. O su kūriniais, kadangi jie nėra apčiuopiami ir atrodo gali įsijungti savo privatume vidury nakties ir niekas apie tai nesužinos, tai sudaro galbūt iliuziją, kad tai priklauso visiems. Bet iš tikrųjų kiekvienas kūrinys kaip liaudies menas, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, taip. Bet iš tikrųjų vos aš sukuriu, ar vos sukuria mano pusseserė, kuriai yra, 12 metų, jinai jau savo kūrinį gali žinoti, kad jis turi autorinės teisės. Tai nesvarbu, ar esat mėgėja, ar profesionalė, autorių teisės veikia vienodai. Kartais, kai būna man įkvėpimas, aš kuriu eilėraščius, bet įkvėpimas ne visada būna ilgas, tai kartais būna 3 eilutės, 6, įvairūs skaičius. Jeigu tai nėra kažkoks standartinis baigtas eilėraštis, jis turi kokių nors teisų į gyvenimą ar gynybą? Taip, tikrai turi. Mano viena mėgstamiausių citatų, kuri galėtų būti ir trumpas eilėraštis, yra Leonido Donskio įvardinimas, kas yra laisvė. Jis pasakė, kad laisvė yra egzaminas. Ir aš labai labai mėgstu šitą eilutę ir man jinai atstoja ir ištisą knygą. Tai čia tikrai jau iškart priklauso autorinės teisės, net ir vienam sakiniui. O ką daryti, jeigu autorius, pavyzdžiui, jau miręs? Na, mano dėdė Algis labai mėgsta visų gimtadienių progą dovanoja puodukus su paveikslu atvaizdais. Ten Mona Lisa, Venera ir kitos garsios mirusios moteris. Tai čia reikia kažkokių irgi leidimų ar kažko? Tai jeigu po autoriaus mirties jau yra praėję daugiau negu 70 metų, tai jau leidimo specialaus nebereikia, reikia tik nurodyti autoriaus vardą pavardę. Bet jeigu po autoriaus mirties dar nėra praėję 70 metų, tuomet reikia kreiptis į autoriaus kūrybos paveldėtojus ir su jais jau ieškoti bendro sutarimo ir, žinoma, nurodyti autorinę teisių savininką.
Tai reiktų ant to puoduko gauti autografą autorius. Taip. Gal nenoriu čia taip labai jau daug atvirauti, bet visai neseniai mano gyvenime buvo įvykdytas puolimas prieš mane, neminėsim pavardėm, kokie kiti šerifai, kreipėsi dėl mano kūrybos, kur sakė, kad ne mano kūryba, ne tiek svarbu, bet jie dar minėjo tokį žodį kaip gretutinės teisės. Tai greta ko tos teisės eina? Kas ta greta? Jo, šiaip labai gražus dalykas, čia toks tarsi maža bendruomenė kartais susikūrė, kuriant vieną dainą. Turiu omeny, kad kartais neužtenka vieno žmogaus, kad jisai visus sutvarkytų reikalus, galus užbaigtų ir kartais tai yra komandinis darbas. Pavyzdžiui, kompozitorius sukuria melodiją, tada koks nors poetas leidžia savo eilėraštį, tada dar yra koks nors prodiuseris, kuris prie kompiuterio ten suprogramuoja aranžuotę muzikinę, tada ten ateina koks nors bosistas. Ir tai jau tampo tokiu kaip šeimos kūriniu ir kažkoks bendruomenės. Ir pavyzdžiui, mano pačios muzika reta daina yra, kur aš esu visiškai vienintelė. Nes pavyzdžiui, mano kolega Benas groja bosu, mano kolega Domantas sėdi ir prodiusuoja sintezatorius kokius nors. Ir tai parodo, kad mes einam greta vienas kito į tą patį tikslą. Ir esam kartu bendraautoriai, todėl visi dalinamės gretutinėmis teisėmis. Ai, tai kai jūs kažką sukūrėt ir sukviečiat talką, tai ta visa talka yra gretutinės teisės. Tai čia mūsų, jo, labai geras pavyzdys, taip. Ačiū, taip. Jūs vis minite tas garsias, kaip suprantu, Lietuvoje moteris, Agata, Latga. Nepagalvojau apie tai, bet geras, jo. Šiaip pažįstu ne vieną Agatą, nuostabios moteris. Taip, o tai kuo jos tokios nuostabios, ta Agata ir Latga? Agata ir Latga yra organizacijos, kurias valdo patys autoriai. Ir jie rūpinasi, kad jų teisės būtų apgintos. Tai nėra žmonės? Tai yra žmonės, Agata kurie susibūrė į šitas organizacijas, rūpinasi savimi ir kitais. Ir teikia ir teisinę pagalbą, ir išskiria ir licencijas, pavyzdžiui, miesto šventėms, kurios nori groti kažkokią mūsų mėgiamą muziką, restoranams, prekybos centrams, ištisiems tinklams. Ir kartais tai yra visai detektyvas, nes būna, eini kokią maisto parduotuvę, girdi lietuvišką muziką, bet žinai, kad licencijos tai jie neturi. Ir tada tu pradedi tokį jau rimtesnį pokalbį, vedi tarpusavyje su Agata, o tada jau kreipiesi labai rimtai, teisinė kalba, be jokių pajokavimų, iš tikrųjų eini ir gini autorių teisės. Šiek tiek susidraugavome, žinau, kaip galiu padėti jums finansiškai pralopti, klausytis ten įvairiose platformose jūsų kūrinių. Noriu paprašyti pagalbos ir savo. Jūs kaip šerifė galit pasidalinti, kaip kažkaip galima apeiti tas autorių teisės? Kažkokių išimčių, patarimų, kurios nebegalioja. Tai reikėtų grįžti į mokyklą. Nes mokyklos ugdymo įstaigos turi labai tokias draugiškas sąlygas, kai kalbam apie autorinės teisės. Piratavimui? Paklausykite iki galo. Tarkime, kažkokį mano vieną kūrinį lietuvių kalbos mokytoja paima kaip pavyzdį teksto nagrinėjimui ir jie gali skersai išilgai tą kūrinį išdaryti iš visų pusių ir aš nesupyksiu, aš kaip tik džiaugsiuos, kad edukaciniais tikslais yra panaudojimas mano kūrinys. Dar galite prisijungti prie bendruomenės su skaitymo negale. Jie taip pat turi tam tikras išimtis. Ir jeigu norite cituoti, jeigu mėgstate kalbėti kitų žmonių išmintimi, tai jums dar irgi čia, žodžiu, yra citavimo tam tikros išimtis. Labai mėgstu organizuoti ir bernvakarius, ir mergvakarius. Kaip juose skambanti muzika? Ką, kaip juose? Ar reikia kažkokių irgi ten derinti teisę su šerifais, Latgom, Agatom, kviesti gimtadienį, mergvakarį, ryšių? Jeigu jūs imat sodybėlę, kur yra privati erdvė, privatus ežeriukas ir jūs ten būnat su savo bernais ir savo mergom, leidžiat laiką. Savo, ne savo. Jo, tai žodžiu, šiuo atveju viskas tvarkoj. Tik tai klausykitės tą muziką iš legalių platformų ar prenumeratų, kuriomis jūs mėgstate dalintis su savo draugais. Tai čia viskas tvarkoj. Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs prisifilmuosite, kaip jūs linksmai leidžiate laiką, pagal mūsų, pavyzdžiui, kokius lietuviškus hitus ir panašiai, ir įkelsite tai į YouTube, taip, mane nuspėjama darotės. Tai, žodžiu, tada jau YouTube'as nuspręs, kad ne, šita muzika jai nepriklauso ir gali jūs užblokuoti. Bet video tai kūrėja aš esu. Ir... Taip, bet tai visų garsų plėšia daina, kur visi žino, kad ne jūs parašėt. Kas žino, kas nežino. Turiu draugę Ramunę ir aš jai visą laiką irgi gimtadienio progą siunčiu atvirutės Facebook'e su Ramunė, nes jinai Ramunė. Ta nuotrauka Ramunės irgi daryta ne mano, jinai ten būna jau... Vogta, žodžiu. Tada aš galiu tiesiog ją paimti ir naudoti.
Oi, Klaudija, daug reikalų su jumis čia. Nu, jeigu jums patinka va tokie atvirukai virtualūs, tai yra specialios svetainės, kur tu gali iš tikrųjų tą atviruką panaudoti nemokamai, nes autorius, kuris jį kažkada nupiešė, sutiko, kad jo ramunėlių piešinys būtų, žodžiu, prieinamas visiems. Bet čia yra specifinė labai platforma, kurią reikia susirasti. Nes jeigu jūs šiaip į Google vaizdus suvesite ramunėlės, graži moteris, draugė tarp gėlių, atsipalaidavusi ir panašiai. Ramunės atvirutė. Tai gali tikrai labai greitai ir be jokio vargo pažeisti autorinės teisės. Bet aš jums pasiūlysiu geriausią variantą, kuris manau, kad labai patiktų jūsų draugiai Ramūniai, jeigu tas ramunėlės nupieštumėte jūs pati. Ir dar save bėgančią tarp ramūnių. Tai būtų, žodžiu, manau, kad įsimintinesnis gerokai. Dėdė Algis yra fantastiškas verslininkas paskutinius pusę metų ir buvo šiek tiek krizė restorane, bet jis nepasidavė, padarė meniu su visais skirtingais Simpsonų personažais. O Jėzau. Tai būtent. Ir vėl iš pavydo žmonės pradėjo sakyti, taip negalima, čia jau per daug gerai sekasi. Kodėl? Žinokit, Klaudija, kartais tie komentarai ne tik iš pavydo kyla. Šiaip aš gyvenime esu patyrus tam tikrų apgavyščių ir mane yra labai stipriai užgimusi tokia tiesos ieškotoja ir kuri nori padėti kitiems, jeigu jie yra apgaudinėjami. Tai šiuo atveju aš pamačius tokį meniu, tai aš atsistočiau ir sakyčiau, pakvieskit man vadybininką. Nes taip negalima daryti. Jūs naudojate legendinio filmuko, Dėdė Algis, naudoja legendinio filmuko veidus, kurie suteikia nostalgiją, kurie suteikia kažkokie tokie, čia mano personažai. Noriu pirkti. Taip. Jo, bet jis naudojasi svetimų kūrinių, svetimų visų sukurtų jau turtų, kad daugiau parduotų cepelinų. Tai čia taip negalima. Reikia kreiptis, nežinau, ar Hollywoodas čia skaitosi ar kas, bet reikia išsiaiškinti, kaip galima tai daryti legaliai. Jis nesugalvojęs pavadinimą vieną sūrių rinkinio. Homerio piešinys ir parašyta Homemade. Mano dėdė Algis suprato, kad jo įkurtas restoranas, gerokai per didelis, tai sudalino kabinetais manikiūrą, pedikiūrą, masažo, aktualu. Tam tikrų paslaugų. Ir yra vienas kabinetas kirpykla. Ir jis gerokai yra ten toliau, žmonės nemato. Tai jis pakabino didelę nuotrauką su savo klasiokės didelę šukuoseną, kad matytų, kad ten kirpykla žmonės. O iš kur ta nuotrauka yra? Tai iš Facebooko. Aha, o tai Jurgita žino apie tai? Nes man atrodo, kad čia apie Jurgitą šnekama, ne? Taip. Nu. Tai matė tą nuotrauką? Mačiau. Veikia, vadinasi, Algi. Bet aš netėjau tenais, aš toliau pas savo kirpėją vaikštau, manęs neįtikino ta Jurgitos nuotrauka. Taip. Ir iš viso, šiaip jau. Ar Dėdė Algis kalbėjosi su Jurgita apie tos nuotraukos naudojimą? Jie nuo 9 klasės nebekalba ten. Nes suprantat, yra toks dalykas kaip teisė į atvaizdą. Ir Jurgita tą teisę turi. Ir kai jinai sužinos, kad ta nuotrauka kaba, jai bus labai nesmagu. Ir jinai turi teisę kreiptis į Dėdę Algį ir sakyti, ką tu savo galvoji. Ir žinokit, prisiminiau, buvo neseniai atvejis, kai viena moteris pamatė, kad jos atvaizdas yra naudojamas visiškai komerciniams tikslams, su kuriais ji pati net nėra susijusi. Ir jinai teisme prisiteisė nemažą sumelę eurų. Taip, kad Dėdė Algis, kuris nelabai dar jam restoranas einasi, gali dar praras pinigų per visiškai nekaltą veiklą ir norą pasidžiaugti savo klasiokės grožių. Man atrodo, Dėdė Algis ir mano atvaizdų yra naudojęs neatsiklausęs. Čia galima uždirbti. Suprantat, prie ko aš vedu? Aha. Tai jūs mane, Gabrielė, beveik įtikino, tik noriu pasitikslinti, kaip būtent man reiktų atlikti visą procesą. Jeigu aš sukursiu naują eilėraštį, dainą, receptą, nuotrauką, į ką man reikia tada kreiptis? Facebook'e postą dėt, kad turiu kūrinį, užregistruokit, kažkur eiti. Ką? Galima ir eiti, jeigu mėgstat bendrauti, atsigert kavos, pakalbėti apie autorinės teisės ir gyvenimą, tai galima eiti tiesiai į Agatą, į Latgą ir pažinti žmonės gyvai. Bet dabar jau yra elektroninė sistema, per kurią labai paprasta ir kartais netrunka net 10 minučių. Ir tenais tu įkeli kūrinio pavadinimą, datą ir bendraautorius. Ir kai tu registruoji bendraautorius, sistema juos pagauna ir užfiksuoja. Ir pradeda kūrinio procentų skirstimą. Tarkim, jeigu ten tu ir tekstą, ir muziką kūrei, tai ten tu gauni didesnį procentą, jeigu tu ten groji tik tai ten vieną instrumentą, šiek tiek mažesnis procentas, bet tu jau esi kūrinio dalis ir tu jau gauni savo pajamų dalį. Tai čia yra labai labai svarbus reiškinys ir labai paprasta jį pasiekti.
Tai vadinasi, kūrinį reikia užregistruoti kaip gyvenamąją vietą. Visai panašiai, o. Ačiū, Gabrielė, buvo be galo malonu su jumis susitikti. Klaudija, aš jūsų nepamiršiu. Nebejoju.